Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, sveiki atvykę į didžiausią ir įdomiausią, ko gero, šalyje sporto festivalį, kuris jungia Sostinės sporto mugę ir Žydrūno Savicko vardo Savickas Classic jėgos sporto šakų tarptautinį turnyrą. Čia jūsų dėmesiui antroji diena, kur susirinko mėgėjai galiūnai ir griausmingai pradėjo Europos mėgėjų galiūnų čempionatą. Štai prizai, dėl kurių kovosime, o dabar pradedame varžybas. Trumpai apie Europos mėgėjų galiūnų čempionatą. Čia dalyvauja tie sportininkai, kurie nesivaržia profesionaliuose turnyruose. Tai yra galiūnų čempionų lyga, kurią jūs matote ir kovas sekate, įnirtingas beje kovas per BTV, pasaulio galiūnų čempionate ar Arnold Strongman Classic varžybose. Tai Žydrūnas Savickas, Vidas Blekaitis, šių vyrų tikrai nepamatysime. Vytautas Lalas. Turnyro laimėtojas įgys teisę 2015 metų čempionų lygoje pasirodyti. Tad prizas iš tikrųjų geras ir jeigu laimi tarp mėgėjų, vėliau gali pristatyti save plačiai tarptautiniai visuomeniai. Iš viso į šias varžybas susirinko 31 atletas, tarp jų ir 4 Lietuvos galiūnai. Tai yra Marius Beniušis, Darius Janutis, Mindaugas Jaras ir Kęstutis Daugėla. Iš viso mes pamatysime 6 rungtis. O čia dabar matome pirmąją jų, tai yra naščių nešimo rungtis. Taip pat dar laukia padangos vertimo, svarmenų arba lagaminų nešimo rungtis. Tada bus atrinkta 12 geriausius rezultatus parodžiusių atletų. Tikėkime, kad ten lietuvių bus tikrai nemažai. Ir dabar matome, kad pirmoji rungtis ir kokie yra rezultatai. Taigi 6 rungtis, 4 lietuviai. Už juos ir sergame. Matote, kad šios varžybos vyksta, sakykime taip, galiūnams neįprastoje vietoje, ne Siemens arenoje Vilniuje, o Litexpo parodų rūmose. Žiūrovų tikrai yra ir jie su malonumu stebi šias varžybas. Gal dar šiek tiek informacijos apie patį festivalį. Šiame festivalyje jėgas demonstravo ir gatvės gimnastai, laisvųjų imtynių atletai. Taip pat vyksta 3 veiksmų jėgos pirmenybių ir atsispaudimo nuo lygiagrečių varžybos. Na, veiklos tikrai buvo daug. Paskaitas skaitė Dakaro ralio dalyvis Benediktas Vanagas, Lietuvos ledo ritulio rinktinės narys Šarūnas Kuliešius ir kiti. Tai tiek apie patį festivalį, o čia, kaip ir sakiau, pirmoji rungtis. Tai yra naščių nešimas. O dabar noriu pristatyti ir atskleisti labai malonę žinią, kad šias varžybas mums padės stebėti stipriausias Lietuvos, Europos, pasaulio žmogus, kuriam priklauso daugiau nei 100 pasaulio rekordų. Tai yra Žydrūnas Savickas. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Na, patį festivalį, pačią šventę šiek tiek pristačiau. Dabar papasakojate jūs, kuris ten ir buvote, kaip tai atrodė organizatoriaus akimis visa ši šventė. Kaip suprantu, susidomėjimas didžiulis, skaičiai auga lyg ant mielių, dalyvių skaičius išties pribloškiantis. Tai trumpai iš organizatoriaus pusės apie patį festivalį ir apie būtent šias varžybas. Na, iš tikrųjų, renginys auga kasmet ir jau netilpo Siemens arenui, persikėlė į Litexpo parodų rūmus, daugėja sporto šakų, daugėja sportininkų, daugėja žiūrovų. Iš tikrųjų labai smagu, kad tokį renginį turim pagaliau Lietuvoje. Ir jisai, tikiuosi, auks ir tikrai taps vienu iš didžiausių Europoje, gal kada ir pasaulyje. O šių metų Europos mėgėjų galiūnų čempionate taip pat matome žymiai daugiau veidų. Yra daug dalyvių, tikrai daugybė dalyvių buvo užsiregistravę, daugelis iš jų dar traumavosi, ne visi sugebėjo atvykti. Bet jeigu taip kasmet vyks, tai jau reikės Europos mėgėjų čempionatą daryti jau nebe 1, bet 2 dienas, nebetilps visi 1 dieną. Taip, o dabar noriu pakalbėti apie praėjusių metų čempionatą. Na, visada tokia mums, žiūrovams, asociacija, kad ten, kur varžosi profesionalai, tai Žydrūnas Savickas, Blekaitis, Lalas ir kiti mūsų, Saulius Brusokas, galiūnai visą laiką pirmos vietos garantuotos. Ten, kur mėgėjai, ten... Na, bent praeitais metais, užpraeitais nusivylėme, sakykime taip, mūsų galiūnų pasirodymų. Kaip bus šiais metais? Na, iš tikrųjų, pernai, kaip ir pradžia klostėsi neblogai. Vilmantas Bliujus pirmavo pradžioje, bet paskui teko jam pasitraukti iš
iš varžybų dėl sveikatos problemų. O šiemet matome Marių Beniušį, kuris vėl dalyvauja kaip ir pernai, buvo patekęs į finalą pernai metais. Tikimės, kad šiemet tikrai pateks į finalą. Na, Marius Beniušis yra iš tų, kurie pasirodo ir rimtose mūsų varžybose ir iš tikrųjų gėdos nedaro. Labai stiprus sportininkas. Taip, iš tikrųjų, čia visi sportininkai yra pakankamai stiprus. Jie nėra savo šalių čempionai, nors kai kurie yra ir savo šalių čempionais tapę, bet jie tikrai yra visi savo nacionalinių čempionatų prizininkai ir tai yra tikrai pajėgūs sportininkai. Ir mūsų Marių Beniušį ir kitiems Lietuvos sportininkams tikrai bus su kuo varžytis ir nebus lengva. Na, atkreipkim dėmesį, kadangi lietuvių yra 4, čia vienas iš jų, Marius Beniušis, kaip jam sekasi, na, lyg kulka jisai skrieja, įveikė visą šią distanciją per, man atrodo, labai gerą laiką, tad pirmoje rungtyje, pasižiūrėkite, dar tokių dalykų tikrai seniai nematėme. Marius Beniušis kirto finišo liniją, o jo oponentas, štai tas laikas, net tilpo į 11 sekundžių, 10 sekundžių 43 šimtosios, o jo oponentas net nepajudėjo nuo starto linijos, Andrėjas Lundberg. Jo rezultatas 12 m 38 cm. Na, akivaizdus skirtumas profesionalumo ir jėgos tarp šių sportininkų. Na, iš tikrųjų, ši pora išsiskyrė savo pajėgumu. Matėme tikrai labai puikų rezultatą. Manau, kad Marius Beniušis čia pretenduoja užimti tikrai aukštą vietą šioje rungtyje. Ir tai puikiai žinia mums, kad tikrai jisai pasirengė šiandien kovoti dėl aukščiausių vietų. Kaina, beje, pergalės iš tikrųjų yra didelė. Įgyta teisė 2015 metais kovoti, dalyvauti Galiūnų čempionų lygoje. O ten jau iš tikrųjų visi yra atkreiptų dėmesį, jeigu gerai pasirodai. Taip, ši kaina tikrai vilioja daugelį sportininkų, nes tai yra bene vienintelė atranka į čempionų lygos varžybas. Beje, prasibėkime šiek tiek per istoriją, jeigu jūs nieko prieš. Žinoma, aš čia dabar be jokių popierių ir jūs be popierių. Ar iš atminties iškyla vaizdai, kad žmogus, kuris laimėjo mėgėjų čempionų lygą, pasinaudojo puikiai savo šansų ir įsitvirtino labai aiškiai tarp profesionalų? Na, iš tikrųjų, dar varžybos nėra labai daug vykusios, bet matome praėjusių metų čempioną puikiai dalyvaujantį čempionų lygoje ir jis yra pirmame 10-uke. Tai Slovėnijos sportininkas Matijas Belšak, kuris dalyvauja čempionų lygos varžybose šiais metais ir užima prizinės vietas. Taip pat matėme, kad prieš 2 metus, kada vyko Europos čempionas Estijos sportininkas, taipogi užėmė labai aukštas vietas čempionų lygoje. Kalbant apie vietas, po pirmos rungties mūsų aukščiausia vieta, Marius Beniušis, 4. vieta, nėra tai blogai, ar ne? Iš tikrųjų, puikia vieta. Nes našų nešimas nėra jo pajėgiausia rungtį, žiūrėsim, kaip seksis kitose rungtyse. Na, labai norisi tikėtis, kad Marius Beniušis užpykęs nuo mūsų Europos mėgėjų Galiūnų pasirodymų užpraeitais metais, šiais metais parodys tikrai gerus rezultatus. Beje, žvilgtelėjus į kai kurias pavardės, kyla daug klausimų. Ar aš jau čia labai taip pažodžiui suprantu? Čia dalyvauja tie žmonės, kurie nedalyvauja čempionų lygoje, ar ne? Iš tikrųjų dalyvauja tie žmonės, kurie nedalyvauja čempionų lygoje. O kaip Latvijos Maukstelis, matėme? Bet yra sportininkų, kurie savo šalyje gali dalyvauti čempionų lygos etapuose. Šeimininkų teisėmis. Šeimininkų teisėmis, bet jie nevažiuoja kitus etapus užsienį. Tokių matėme ir vieną Olandijos Galiūną, kuris taip pat dalyvavo Olandijos čempionų lygos etape. Nes vis tik tai sportininkai neturi daug šansų dalyvauti čempionų lygoje, tik tai savo namuose, o čia yra puikia galimybė patekti į tų sportininkų sąrašą, kurie gali į kitus etapus važiuoti. Taip, aš gal trumpai vėlgi istorijos vieną epizodą paliesiu. Praeitais metais šiuose varžybose, aš tikiuosi teisingai čia sakau, triumfavo slovėnas, ar ne? Taip, slovėnas Matijas Belšak, kuris labai aukštą vietą užima. Šiais metais čempionų lygoje jisai pateko į čempionų lygos finalą Malaizijoje, kur taip pat varžysis ir Vidas Blekaitis. Taigi matysime, kad Matijas Belšak tikrai įsirašė į pajėgiausių Europos Galiūnų sąrašą. O taip pat šiuose varžybose dalyvauja ir Latvis, kuris po pirmos rungties pirmauja, tai yra Edgars Andersons. Praeitais metais jis buvo 3, tad šiais metais, praeitais metais iš viso labai atkakli kova vyko. Tik tai pagal papildomus rodiklius Matijas Belšakas aplenkė Oskarą Martužaną Latvį. 3 buvo Edgars Andersons. Taip, o dabar padarykime trumpą pertraukėlę, po kurios mes vėl grįšime čia į Vilnių Litexpo parodų rūmus.
gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, po trumpos pertraukėlės grįžtame į Savickas Classic sporto festivalį ir čia vyksta Europos mėgėjų galiūnų čempionatas. 31 Europos mėgėjų galiūnų atstovas varžosi čia Vilniuje. Ir tarp jų yra 4 lietuviai. Po pirmos rungties geriausiai sekasi Mariui Beniušiui, o pirmauja latvis Edgaras Andersonas, kuris praeitais metais užėmė 3 vietą. Primenam dar kartą, kad tas, kas laimė 1 vietą, įgyja teisę dalyvauti čempionų lygoje, galiūnų čempionų lygoje. 31 galiūnas, beje, kaip vertinate mūsų po pirmos rungties 4 sportininkų pasirodymus? Čia tik pradžia, ar ne? Na, tikrai sportininkai pasirodė gerai. Kęstutis Daugėla maloniai nustebino. Tikrai puikiai pasiruošė šitom varžybom. Mindaugas Jaras taipogi gerai pasirodė našų nešime, kas yra nelabai mėgstama jo rungtis. Ir aišku, Marius Beniušis, kuris yra šiai dienai 4 vietoje po pirmos rungties, tikrai puikiai vieta. Mums dabar svarbiausia, žinoma, nežiūrėti labai į tolį, o tik tai kumščius sugniaužus. Žiūrėti, kiek lietuvių liks po 3 rungčių. Noriu priminti, kad po 3 rungčių bus toksai, kaip čia dabar pasakyti taktiškai, atranka, atmetimas ir liks tik tai 12 sportininkų. Ne 31, o 12 sportininkų. Prisimenant praeitus metus, kai po 3 rungčių nebegalėjo tęsti kovos nei Vilmantas Bliujus, tiesa, jis šiuose varžybose nedalyvauja, taip pat pasirodymą anksčiau baigė Marius Beniušis, Vitalijus Grižanauskas, Ričardas Makštutis. Tai tikimės, kad šiais metais bus kitaip, iš klaidų pasimokyti, ne? Na, tikiuosi, kad tikrai šį kartą mūsų sportininkai geriau pasirodys. Aišku, šiais metais ir konkurencija didesnė, vis tik tai suvažiavo daugiau sportininkų ir tikrai daug pajėgių sportininkų, kurių nebuvo pernai metais. Latvijai panašu, kad šiais metais irgi nusiteikia griežti pirmais smuikais. Ar taip ir bus, ar ne, pasižiūrėsime. Dabar dar trumpai apie patį festivalį. Europos mėgėjų galiūnų čempionatas. Čia viskas aišku, mes matom per BTV, ką mes dar pamatysime iš šio festivalio. Mūsų galėsime televizijos aistruoliams pademonstruoti. Taipogi matysite čempionų lygos etapą, kuriame varžėsi Marius Lalas, Vidas Blekaitis ir Saulius Brusokas. Tačiau šių varžybų reikės truputį palaukti kelias savaitės, nes vis tik tai turime parodyti dar kitas čempionų lygų etapus, o dabar matome pirmas varžybas iš Savickas Classic turnyro. Taip, naudodamasis progą, noriu dar jūsų vieną klausimą paklausti. Nemažai laiškų gauname, kur galime plačiau, daugiau įdomesnių faktų, statistikos susižinoti apie galiūnų sportą. Žinau, kad Facebook'e yra, ar ne, jūsų paskyra, kuri demonstruoja pačią naujausią informaciją, kuri vis atnaujinama. Priminkime gal jos adresą. Lietuvos galiūnų federacija įvedę Facebook tikrai rasite. Ir ten yra visa naujausia informacija ir tikrai daugiau informacijos tokios šviežios niekur nerasit. Tai yra operatyviausia, dažnai tai iškart po varžybų sukeliami rezultatai. Taip, ir kokios dabar naujienos Facebooko paskyroje apie galiūnų sportą puikuojasi pirmų numerių, ar dabar toksai po Lietuvos čempionato, tik tai visos žinios apie čempionų lygą? Šiai dienai vyksta čempionų lygos dar etapai, laukiame finalo Malaizijoje ir tikrai kas nori anksčiau sužinoti, negu pamatysime per televiziją, tai reikėtų Facebook'e ieškoti. Taip, beje, trumpai apie čempionų lygą. Ten labai atkakli kova. Jeigu jūs pražiopsojate nors vieną etapą, būtinai pasižiūrėkite per mūsų televiziją čempionų lygos kovas. Žydrūnai, pats ne tik dalyvaujate, bet kai kuriuose etapuose, kuriuose nedalyvaujate, ir matote, kokia atkakli kova, kai nedalyvauja lyderiai, ar ne, čempionų lygoje? Na, šiais metais iš tikrųjų bus tikras finalas, kada finale paaiškės šių metų laimėtojas. Nes anksčiau viskas būdavo aišku iki finalo, kas laimės, būdavo tik teoriniai šansai, o dabar yra viskas spręsis paskutinę dieną ir šiai dienai pirmauja Martin Wildauer, bet jam ant kulnų lipa kiti sportininkai, tikrai bus įdomi kova. Ir daug pilkųjų kardinolų, tamsių arkliukų pasirodė varžybose, visus nustebino Lenkas, bet ne Kryžanovskis, kuris laimėjo etapą Latvijoje, ar ne? Taip, iš tikrųjų buvo sportininkų, kurie pirmą kartą dalyvavo čempionų lygos etapuose ir laimėjo etapus. Iš tikrųjų buvo įdomių etapų. O lietuvių, kokia dabar padėtis čempionų lygoje? Jūs, kiek žinau, pirmajame 10-tuke, ar ne? Taip, aš esu pirmam 10-tuke, bet tik vieną etapą dalyvau, tai iš tikrųjų šiemet aš
neplanuoja jau dalyvauti daugiau. Na gerai skamba, sudalyvavęs viename etape vis dar esate pirmajame dešimtuke. O Vidas Blekaitis yra taipogi pirmam dešimtuke ir jisai turi tikrai gerus šansus paskutinėme etape surinkti daug taškų, nes paskutinėme etape yra 2 taškai ir tikiuosi, kad jisai pateks į pirmą šešetuką. Tai būtų tikrai puikus startas, nes taipogi jisai nedalyvavo daug etapų. Tikimės to ir mes. Vido Blekaičio karjeroje šie metai ko gero bus labai ryškiai pažymėti. Lietuvos čempionas, puikus pasirodymas čempionų lygoje, įvairūs turnyrai laimėti. Na, Vidui Blekaičiui taip ir toliau linkime gerai pasirodyti. O dabar pasižiūrėkime padangos vertime. Na ir vėl ta pati situacija. Edgars Andersons, Aivars Maukstelis, Janis Šleckus. 3 pirmosios vietos šioje rungtyje priklauso latviams, kurgi lietuviai. 8 vieta Darius Janutis. 11 vieta Kęstutis Daugėla. Ir dabar antras sąrašo sąstatas tai Mindaugas Jaras. Na, toks vidutiniškas. Gaila, kad Marius Beniušis labai nukrito, vis tik 20 vieta. Pirmoji rungtį iškovota, 4 tikrai nustums į dabar žemyn. Na taip, čia šiek tiek kortas sumaišė Mariaus Beniušio padangos vertime pasirodymas. Nežinau, kokios priežastys. Raumenys dideli, padangos vertimas neturėjo būti jau tokie labai koja kišanti rungtis. Iš tikrųjų, sunku pasakyti, nes vis tik tai padangos vertimais yra pajėgus sportininkas ir tą padangą vartęs ne vieną kartą, taigi Lietuvos sportininkam tikrai yra priprasta ir turėtų būti lengviau. Čia nustebino, aišku, Darius Janutis, 8 vieta iškovota šioje rungtyje. Tarp šitiek galingų sportininkų tikrai puikus rezultatas. Na, nežinau kaip jums, bet man darosi vis labiau neramu po 2 rungčių. Lietuvių pasirodymai negali peikti, sakykime taip, vienas geriau vienoje rungtyje, kitas kitoje, bet labai svarbi ši rungtis, nes prasidės skaičiavimai. Po šios rungties liks tik tai 12 sportininkų. Dabar galime pasižiūrėti atskaitinį tokį rezultatą, kas čia 11 sekundžių, 12 sekundžių. Trečioji rungtis čia, ar ne? Našių nešimas. Trečioji rungtis ir lemiama. Po jos paaiškės, kurie 12 sportininkų ties kovą dėl nugalėtojų titulų. Štai kaip įdomiai suvedė į porą 2 lietuvius. Mindaugas Jaras ir Marius Beniušis. Na, Mariui Beniušiui ši rungtis tikrai palanki. Matome, tikrai puikiai startavo, turėtų parodyti gerą rezultatą. Gaila, Mindaugui Jarui iškrito lagaminai ir teks tenkintis prastesnė vieta šioje rungtyje. Bet dėl Beniušio ramu. Taip, na, savaime suprantama, lietuvis ragina lietuvį ir toliau stengtis. Na, sakykim taip, manau, kad Beniušis pateks, ar ne? Pagal tai, ką jisai parodė, manau, kad tikrai jisai pateks į 12-uką, o dėl Mindaugo Jaro jau neaišku. Na taip, dar ir dar kartą sakau, kad po šios rungties viskas paaiškės. Beje, pirmos 3 rungtis, kaip ir matėte, tai yra našių nešimas, padangos vertimas ir svarmenų lagamino nešimo rungtis. Mūsų 4 sportininkai. Kol kas tikrai, man atrodo, pateks vienas iš mūsų atstovų Beniušis, kuris šiemet užėmė Lietuvos čempionate 3 vietą. Na, o 12-ukui tada teks kitos 3 rungtis, tai yra disko nešimas, gera mum rungtis, tada akmenų sukėlimas, taip pat su jie susipažinę, ir rasto iškėlimo rungtis. Tada susumuosime rezultatus ir pasižiūrėsime, kas šiais metais laimės. Amplitudė, geografija dalyvaujančių tikrai didelė. Atstovų iš Švedijos, Anglijos, Latvijos. Tikrai daug valstybių užsiregistravo. Buvo užsiregistravę ir iš Australijos, nes buvo čempionatas atviras, ir iš Kanados, tačiau sportininkai vieni vizų negavo, kiti buvo traumuoti. Ypatingai daug matome Švedijos atstovų, net 8 Švedijos galiūnai dalyvauja. Tai praktiškai pusė dalyvių beveik iš Švedijos yra. O ką tai reiškia, atgimstantis galiūnų sportas Švedijoje, ar tiesiog skandinavai? Iš tikrųjų, švedai tikriausiai atgimsta, nes vis tik tai švedų nematėme pirmosiuose 2 Europos čempionatuose. Ir dabar švedų tikrai didelis desantas ir tikrai pajėgių sportininkų. Matome, vienas iš jų, Johanas Pankrona, yra prie lyderių ir netgi kovoja su latviais, estais, kurie kol kas čia griežia pirmais smuikais. Tai turėtų būti įdoma kova.
Beje, senai nesimatėme, Žydrūnai, ir noriu šiek tiek iš jūsų parapijos klausimų užduoti. Lietuvos galiūnų čempiono titulą atidavė taip dosniai Vidui Blekaičiui čempionų lygoje viename etape. Sakėt, norit pailsėti, ar pailsėjote ir kokie dabar planai, kokie artimiausi startai? Pailsėjau ir ruošiuosi Arnold Classic turnyrui ir pasaulio galiūnų čempionatui. Šitų titulų nenorėčiau atiduoti. Na, dar kartą priminkite, nes jau sunku spėti. Arnold Classic turnyrą jūs esate laimėję 7 kartus. Ar... Taip, 7 kartus ir bandysime pagerinti šį rezultatą. Ir kiek dalyvių, kas iš lyderių dalyvaus šiais metais Arnold Classic varžybos ir kur jos vyks tam pat tradiciškai? Tradiciškai taip pat Kolumbus mieste kovo 7 dieną ir dalyvaus 10 stipriausių pasaulio galiūnų. Aišku, tai bus tie patys varžovai kaip visada, tai amerikietis Brian Shaw, Islandijos sportininkas Thor Bjornsson, taip pat turėtumėm pamatyti Vytautą Lalą, jeigu jis atsigaus po traumas. Tai bus tikrai rimta kova, daug atsirado naujų stiprių sportininkų, kaip Eddie Hall iš Anglijos, ir šis 10-tukas bus tikrai, nebus nei vieno outsiderio tame 10-tuke. Manau, kad nuo 1 iki 10 vietos labai nedidelis bus skirtumas. Beje, aišku, kad kova bus įdomi ir kiekvienas svajotume ją pamatyti. Ar labai sunku gauti Arnold Classic turnyro vaizdo medžiagą, teisės BTV televizijos aistruoliams parodyti? Nes... Iš tikrųjų, labai didelė tikimybė, kad vis tik tai tiek šių metų Arnold Classic varžybas, tiek kitų metų Arnold Classic varžybas pamatys BTV žiūrovai. Dabar kaip tik dėrybos vedamos, yra ta medžiaga ir tikiuosi, kad netrukus tai paaiškės ir pamatysime šitas tikrai įspūdingas varžybas. Dar viena gera žinia, nes iš tikrųjų esame lepinami, matome ir čempionų lygos visus etapus, ir Lietuvos čempionato kovas, štai Europos galiūnų. O visą laiką su pavydu žiedome, norėtųsi pamatyti ir Arnold Classic. Jeigu tai pavyks, iš tikrųjų bus puiku, nes tai labai aukšto lygio varžybos, kur konkurencija vyksta iki pat paskutinės rungties. Na, o dabar grįžkime vėl čia į mūsų festivalį, Žydrūno Savicko sporto festivalį, kur vyksta Europos mėgėjų galiūnų čempionatas. Ir mes jau keliaujame link finišo tiesiosios, kada sužinosime, kaip ir minėjau, kas tie 12 stipriausių iš 31 galiūno būrio, kurie patenka į kitą etapą. Tada jau prasidės labai rimta kova. Na, o čia paskutiniai bandymai gauti bilietą į nuvažiuojantį traukinį ir štai tokios nevaldomos, nesuvaidintos emocijos. Patenkintas savo pasirodymu Johanas Ekspreksona, Švedijos galiūnas, impozantiškai atrodantis. Kokią, beje, kaip organizatoriai pasiūlėte laisvalaikio programą tokiam dideliam būriui galiūnų? Na, tokiam dideliam būriui galiūnų sunku suorganizuoti laisvalaikį, bet daugelis iš jų atvyko kelias dienas prieš ir išvyko ne iš karto po festivalio. Taigi daugelis tikrai Vilniui praleido gerą laiką. Manau, kad daug ką pamatė, bet mes nebeturim galimybių visais pasirūpinti. Kaip žiūrovai, ar didelis jų būrys stebėjo šias varžybas, ar buvo juntamas susidomėjimas? Žiūrovų buvo daug, iš tikrųjų buvo renginių labai daug ir iš tikrųjų žiūrovai galėjo rinktis vienu metu, žiūrėti ir tas varžybas, ir tas. Bendrai apsilankė 15 000 žiūrovų. Oho, tikrai didelis skaičius. Bet aišku, jie pasidalino. Vieni žiūrėjo čempionų lygos, kiti Europos mėgėjų čempionatą, taipogi kitas varžybas, kurios tikrai irgi buvo pakankamai įdomios. Beje, varžybos buvo mokamos, nemokamos, ar galėjo kas nori jas stebėti? Taip, buvo mokamos. 15 000, iš tikrųjų įspūdingas rezultatas ir tų žiūrovų kiekis, man atrodo, vis didės ir didės. Na, o čia Latvis Smaukstelis pasirodo šiuose varžybose. Vienas džiaugiasi taip, Aivaras, kad gerai pasirodė, kitas pyksta ant savęs, kad taip prastai pasirodė. 7 sekundės su trupučiu. Puikus pasirodymas Smaukstelio, o čia kitas Latvis Edgaras Andersonas, kuris laimėjo beje 2 rungtis. Na, dabar žiūrime, lagamino nešimas pirmoje vietoje. Na, šį kartą jau ne Andersonas, o švedas. Na ir kurgi mes, Marius Beniušis 7. Na, o dabar jau reikia su žiburiu ieškoti kitų 3 mūsų galiūnų, o tai reiškia, kad į 12-uką ko gero papuls tik tai vienintelis Marius Beniušis. 20 vietą Kęstutis Daugėla. Neužteks mums tokio rezultato.
26 Darius Janutis, kalbu apie 4 ir Mindaugas Jaras, štai 23 vieta. Na, atrodo, tas prakeiksmas kartojasi. Taip, 12 vieta brėžiam brūkšnį, taip, Marius Beniušis 8, tai dabar visas dėmesys bus sukoncentruotas į Marių Beniušį, kuris vienintelis iš Lietuvos galiūnų tęsia pasirodymą. 16 vietą užėmė Kęstutis Daugėla, tikrai gerai pasirodė, 18 Darius Janutis ir gaila Mindaugas Jaras truputį traumavas ir negalėjo aukštesnės vietos užimti. Bet man patiko tikrai Dariaus Janučio ir Kęstučio Daugėlas pasirodymai, vis tik tai sportininkai neseniai įsijungė į galiūnų tarpą ir tikrai puikiai pasirodė. Taip, taigi pasižiūrėkime dabar į tą 12-ką. Edgars Andersons tarsi ir viskas aišku. Markus Manik, seniai matytas, seniai girdėtas. Estijos atstovas Janis Šleckus, kas čia ukrainietis Aleksej Novikov, Olandas Kelvin de Ruyter, Čekijos atstovas Jiri Vitiska, Aivars Maukstelis, Kalev Krip, Michal Kopatski. Bandau suskaičiuoti, kiekgi tų Latvijų yra. Latvijų yra ne 3 12-ke, Estų yra 2. 2 Estai, iš Švedų taip pat 2. Na, tikras tautų draugystės vakaras. Ir Čekas, ir Švedas, ir Lenkas, ir Estas. O mes sergame už Marių Beniušį, kurį ko gero galime pavadinti žemaitį iš Meškų krašto, ar ne? Iš Telšių kilęs, bet šiuo metu Airijoje gyvenantis galiūnas Marius Beniušis. Ar teisingai pristačiau jį? Visada buvęs ir dabar dar yra jaunas ir perspektyvus sportininkas. Jis pralenkė daugelį senbuvių kolegų, o galiūnų sportą jis vadina hobiu, tačiau rezultatais vis labiau stebina ir turbūt galime pasakyti, kad Mariaus Beniušio pasirodymo kreivė tik tai kyla į viršų. Taip, tikrai jisai vis geriau pasirodo ir tikrai šis sezonas jam buvo pats geriausias. Marius Beniušis, beje, pagal profesiją Airijoje dirba apsaugos darbuotojų. Na, sakykime taip, šiek tiek suderinta su galiūnų sporto apsauga. Manau, kad pakankamai suderinta. Taip, daugiau, jeigu neklystu, prieš 9-10 metų jis išvažiavo ieškoti laimės svečioje šalyje. Ten ir treniruojasi. Aš dabar galvoju, tokia Airijoje tarsi ir Lietuvos galiūnų stovykla įsikūrė, ar ne? Praktiškai pusė Lietuvos galiūnų būtų iš Airijos ir galėtumėm daryti mačą Airijos lietuviai. Na, pavardinkime, jeigu nieko prieš Airijoje gyvenančius. Vytautas Lalas, Marius Beniušis, kas dar? Marius Lalas taipogi. Lalas, teisingai, dar antras. Ir iš tikrųjų daugybė yra sportininkų, kurie retkarčiais atvažiuoja tik į mūsų varžybas, bet kiek man žinoma, apie 8 galiūnai yra šiuo metu. Taip, Savickas Classic varžybose Marius Beniušis pradėjo dalyvauti nuo 2012 metų. Tada Europos mėgėjų galiūnų čempionato čempionų lygos pusfinalyje vyko rasto kėlimo pasaulinis finalas, kultūrizmo ir fitneso rungtys, kitos varžybos. Ir tada Marius Beniušis aplenkė nemažai patyrusių sportininkų ir užėmė 7 vietą. Ir anot jo, nuo tada, galima sakyti, jisai užsikabino, vartojame šitą žodį kabutėse, ir pasakė savo, kad reikia toliau dalyvauti ir gerinti savo sportinius rezultatus. Ir matome, kad jam visai neblogai sekasi. 12-ką mes, Žydrūnai, žinome, ką galime įvardinti favoritais. Na, iš tikrųjų, šiandien labai gerai atrodo švedas Johannes Pankrona ir Latvijos galiūnai, tiek Edgars Andersons, tiek Šmaukštelis. Taip pat, aišku, Estas Markus Manik yra pajėgus, jisai dalyvauja 3 kartą iš eilės ir taip pat gali nustebinti. Taip, šis svoris koks yra skydo nešimas? 182 kilogramai. 182 kilogramai. Čia tiems, kurie mėgsta viską žinoti apie vykstančias rungtis. Ir dabar galime pasižiūrėti, kaip sekasi vienam ar kitam sportininkui. Ir tada keliausime į kitą rungtį, tai bus akmenų sukėlimo rungtį. Štai kiek daug jėgų atiduota. Kuo toliau norisi kiekvienam nueiti, kuo geresnius rezultatus parodyti. Labai gerai atrodo šis sportininkas. Tikrai puikų rezultatą pademonstruos. Daug jėgų kainuoja šitokia rungtis, reikia labai valios didelių pastangų.
didelio noro tęsti. Kiekvienas metras darosi vis sunkesnis ir sunkesnis. Taip, matėme, kaip pasirodė Edgars Andersons. Rezultatas, sakykime, toks, kuklus. 47 metrai, 94 centimetrai, o Markus Manit, Estijos atstovo rezultatas, dvigubai geresnis. 85 metrai, 53 centimetrai. Faktas, jeigu nori gerai pasirodyti šioje rungtyje, turi nešti, mažiausiai 70 metrų. Tikrai rezultatas virš 70 metrų yra aukštas. 70 metų nereikia nešti. Tikrai daug nuneštumėm. Priminsim, kad pasaulio rekordas yra apie 120 metrų. Tai iš tikrųjų vienetai gali nunešti daugiau negu 100 metrų. 100 metrų yra labai didmeistriškas rezultatas. Beje, būtent pagal šią rungtį galėsime ir pasižiūrėti, kas priartės prie 100 metrų šioje rungtyje ir kiek tas profesionalų galiūnų sportas pažengęs į priekį nuo Europos mėgėjų galiūnų. Beje, iš mūsų žymių sportininkų, iš mūsų garsinančių Lietuvą galiūnų gvardijos, kas nors dalyvavo mėgėjų čempionatuose. Blekaitis, jūs pats? Kažkaip mums neteko dalyvauti. Šios varžybos pakankamai nesenai turbūt pradėtos. Nesenai mėgėjų sportas kokie 5 metai yra populiarus pasaulyje. Labai masiškas sportas, labai daug dalyvauja galiūnų, ypatingai Amerikoje. Bet pas mus tai tik tokia pradžia. Tai 3 Europos mėgėjų čempionatai, kuriuos matome Lietuvoje. Iš Lietuvos mažai sulaukęs sportininkų, ne visi dalyvauja, kurie galėtų tikrai neblogai pasirodyti. Ir žvilgtelkime į rezultatus. 106 metrus nunešė ukrainietis Aleksejus Novikovas. Tai jau labai brandus pasirodymas. Janis Šleckus antras. Kurgi Marius Beniušis. Marius Beniušis 65 metrai, 72 centimetrai. Viduryje įsitaisęs mūsų sportininkas. Bet kitos rungtys, kurios laukia, mums gal bus parankios. Mariui Beniušiui turėtų būti gera akmenų sukėlimo rungtis, sportininkas yra aukštas, ilgos rankos, tai tikrai turėtų gerai sukelti akmenis. Taip, Marius Beniušis šioje rungtyje gavo 6 taškus, 65 metrai, 72 centimetrai, po 3 rungčių jis turėjo 65 taškus. Dabar akmenų sukėlimas. Čia ko gero pristatinėti nereikia, pradedam nuo lengviausio akmens, vėliau akmenų svoris vis didėja ir svarbu visus akmenis sukelti kuo greičiau. Bet netgi tarp profesionalų ši rungtis sulaukia didelio pasipriešinimo, ar ne? Ne visiems profesionalams galiūnams visada pavyksta sukelti visus akmenis, dažniausiai būna 4. Taip, iš tikrųjų tas 5 akmuo nėra visiems įkandamas. Ir čia pamatysim tikrai, kad mėgėjai netiek jau daug nusileidžia profesionalams. Ir rezultatus turėtų puikius parodyti, kaip matome prieš tai vykusio skydų nešimo rungtyje 106 metrai. Tai labai retose profesionalų varžybose pamatome tokį rezultatą. O čia Johanas Esprenkrona, Švedijos atstovas, kuris gan rimtai nusitaikęs laimėti šias varžybas. Ko gero mes jau galime ir išskirti kelis sportininkus, kuriems šviečiasi tas pasirodymas Čempionų lygoje ir šviečiasi šiandien užlipti ant pirmos vietos pakilos. Tai yra Latvis Aivaras Šmaukštelis, ar ne? Taip, jisai tikrai puikiai atrodo, jisai dalyvavo pernai metais, bet vieta užimta jau nebuvo įspūdinga. Ir šiemet atvyko tikrai puikios sportinės formos. Jisai šiais metais nei Latvijos čempionatį neužėmė ypatingų vietų, bet matyt kryptingai ruošiasi šitam čempionatui ir čia turi tikrai puikią galimybę patekti į prizininkus mažiausia, bet ir kovoti dėl pirmos vietos. Labai gerai 5 rungtyje pasirodo Johanas Esprenkrona, 51 sekundė 63 šimtosios ir sukelti visi akmenys. Šaunuolis. O dabar dėmesio mūsų Marius Beniušis, jam ši rungtis tikrai turėtų būti paranki, ne vieną kartą pasirodyta Lietuvos čempionatuose. Startas tikrai puikus, labai greitai užkelti pirmi 3 akmenys, prie 4 truputį sustojo, bet rezultatas kol kas geras, matome šiokią tokią klaidelę padarė,
bet susidaroja su tuo akmeniu, dabar svarbu užkelti kuo greičiau 5 akmenį. Ir jeigu jis tai greitai padarys, galime šioje rungtyje gauti labai nemažai taškų. Tikėkime, kad taip ir įvyks. Nagi, Mariau, aišku, lengva komentuoti, o sunku tai padaryti. Trūksta šiek tiek aukščio. Labai mažai trūksta, iš tikrųjų atrodė lengvai sportininkas nuo žemės pakėlė. Ir yra aukštas sportininkas, kas neturėtų jam sudaryti problemų viršuje. Bet matome, kad šiek tiek pritrūko, manau, jėgų ir galbūt tikėjimo savimi. Atrodo, viską padarė gerai. Tie 4 akmenys buvo sukelti labai greitai, per 23 sekundės 41/100 ir tas paskutinis akmuo. Priminkime, kiek jis sveria? 170? 180 kg. 180 kg. Na, kai kur netgi su avansu taip aukštai iškėlė į viršų Marius Beniušis, o tas 5 akmuo nelabai mums buvo įveikiamas. Čia Olandas, Kevinas de Ruyteris. Po 3 rungčių jis turėjo 63 taškus. Dabar užima 7 vietą. Na, aukščiau ko gero ir nepakils. Aukščiausias šio turnyro dalyvis, 2 metrai ūgis sportininko, tikrai vienas iš perspektyviausių Olandijos galiūnų. Matome taip pat su sunkiu akmeniu šiek tiek kyla problemų. Na ir ko gero čia ir yra tas X faktorius, tas 5 akmuo sveriantis 180 kg. Jeigu tu įveiki gerokai, leki į viršų, čia net nesuėmė savo rankamos Kevinas de Ruyteris, Olandijos galiūnas akmens. Kasgi ten buvo, Žydrūnai, kad nepabandė pakelti. 4 akmenys sukėlė per 19 sekundžių. Labai turėjo gerai. puikią galimybę laimėti šią rungtį ir kažkas atsitiko su paskutiniu akmeniu. O čia Aivaras Šmaukštelis, kuris taip pat labai rimtai nusiteikęs laimėti šias varžybas ir beje turi jisai visus šansus tai padaryti. Beje, pirmose rungtyse labai gerai sublizgėjo Edgars Andersons, dabar jis kažkaip... Matėme skydo nešimo rungtyje, galbūt jis traumavosi kažką, susijėmė už nugaros. O matom, Aivaras Šmaukštelis pasirinkęs kitą taktiką, jisai neskuba. Visus akmenys kėlė pakankamai lėtai, nes jo pagrindinis varžovas švedas sukėlė visus akmenys per 51 sekundę. Taip, ir Taigi jis tikrai turi pakankamai daug laiko neskubėdamas pagerinti šį rezultatą ir galbūt tai jam pavyks. Dabar nelabai jau ir turi daug to laiko. Šiek tiek trūko jau. Vis tik jėgų pritrūko. Kova tarp Švedo ir Latvio persikels ko gero į paskutinę rungtį. Na, dabar svarbiausia per daug... Na ne, nesusijėmė, nesusitvarkė su savimi ir paskutinis akmuo neįveikiamas, tai Švedas gauna gerą pranašumą. Ir į paskutinę rungtį jisai keliauja aukštai iškeltą galvą. O čia Markus Manik, nepamirškime ir apie jį. Dar vienas atstovas iš Estijos, kuris taip pat nusteikęs į nugalėtojo titulą. Čia visas tas trejetukas. Švedas, Latvis, Estas, kurie galvoja tik tai apie pergalę. Ir negi jis taip lengvai sukels absoliučiai visus akmenis. Pasižiūrėkit, taip 4 akmuo. Na ir paskutinis. X faktorius, kaip su juo susitvarkysime, man atrodo bus. Dar šiek tiek. Labai gerai. Geras rezultatas, geras laikas. Markas Manik, jo rezultatas 28 sekundės 50 šimtųjų. Na, čia geriausias rezultatas ir jisai gali gauti visus 12 taškų, bet lieka dar mums Janio Šleckaus pasirodymas. Startavo Šleckus labai gerai. Dar vienas akmuo ir dar vienas paklūsta jam. Taip, čia jau su 4 susitvarkėme. Labai greitai kelia, gera technika. Sportininkas kelia visus pirmus 4 akmenis be poilsio. Ir žiūrėkite, kasgi čia įvyko. 26 sekundės 50 Markus Manik, 28-50 Markus Manik laikas. Janis Šleckus 3 sekundėmis greitesnis ir gauna į savo sąskaitą 12 taškų. Ir po 5 rungčių jis turi 103 taškus ir išsiveržė į antrąją vietą. Aivars, čia matote šios rungties rezultatus. Aivaras Šmaukštelis kol kas pirmoje vietoje 104 taškai. Jam pavimui Janis Šleckus 103, Markus Manik 102 taškai ir Johan Esprinkrona 102
2 taškai. Kokia kova, štai apie ką aš ir šnekėjau, matote, paskutinė rungtis absoliučiai viskas spręs. Štai tas ketvertukas. Švedas, Estas ir 2 Latvijai varžosi, kuris iš jų dalyvaus kitais metais Čempionų lygoje, gaus pagrindinį šių varžybų prizą. Paskutinė rungtis, keliaujame į ją, tai yra rasto kėlimas. Rasto kėlimo rungtis, mes pabandysim jums greitai pasakyti, koks čia svoris, Žydrūnai. Sportininkai turi 3 bandymus ir bus siekiama iškelti kuo sunkesnį svorį. Pradinis svoris 140 kg, jį puikiai įveikė Marius Beniušis. Marius Beniušis 140 kg susitvarkė, atrodo pats užvedinėja save, nors ir paskutinėje rungtyje padėkodamas rasto, kad jis taip lengvai pakluso. Kągi, o mes varžybas tęsim po pertraukėlės. Gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, sveiki atvykę į Lietuvą, sveiki atvykę į Vilnių, sveiki atvykę į Litexpo parodų rūmus. Čia vyksta Savickas Classic varžybos antroji diena. 31 Europos mėgėjas Galiūnas pradėjo šias varžybas, dabar jų liko tik tai 12. 12 tarp jų ir Marius Beniušis, jau įveikęs paskutinėje rungtyje, rasto kėlimo rungtyje 140 kg. Marius Beniušis šiandien ko gero neužlips ant nugalėtojų pakilos ir negaus pagrindinio prizo galimybės dalyvauti Čempionų lygoje kitų metų, bet kova vykstanti tarp kitų galiūnų verta pagarbos ir jeigu tik tai dabar prie mūsų prisijungiate, tikrai džiaukitės, kad pamatysite pačią įdomiausią kovą. Net 4 sportininkai, kurios skiria 1-2 taškai vienas nuo kito, varžosi dėl pagrindinio prizo. Kol kas varžybose pirmauja 104 taškus turintis Aivaras Šmaukštelis. Na, o čia dabar svoris didėja, 150 kg. Dar kartą primenu, ypatingai atkreipkite dėmesį, kaip atrodo Aivaras Šmaukštelis, Janis Šleckus 2 Latvijai, Markus Manik Estas ir švedas Johan Esprinkrona. Kuo daugiau iškels svorio. Štai, Markus Manik. Na, jau čia galime atidžiai žiūrėti, ir jam pavyks 150 kg. Pasaulio rekordas, kokį mes turime šioje rungtyje tarp galiūnų profesionalų. Pasaulio rekordas yra 227,5 kg. Kad jis priklauso Žydrūnui Savickui, aš tuo net nebejoju, bet kada paskutinį kartą buvo pasiektas šis rezultatas ir kokioje šalyje? Lenkijoje vykusiuose Giants Live varžybose, gegužės mėnesį šiais metais, iškėliau 227 kg, o prieš tai buvo pagerintas rekordas dar Brazilijoje, taigi šiais metais 2 kartus gerinau rekordą. Na, tai yra ta rungtis, kur rekordai paklūsta vienas po kito. Taip, o mes grįžtame į šias varžybas ir nesinori nieko praleisti. Švedas šaunuolis taip pat susitvarko su 150 kg. Ir tęsia kovą dėl pagrindinio titulo. Beje, šiuose varžybose ir į 12 taip pat pateko ir Ukrainos atstovai. Kaip jie vertino šias varžybas ir žinant tą visą politinę situaciją, kaip buvo su Ukrainos galiūnais? Ukrainos galiūnai turi tikrai didelės tradicijas. Čia dalyvavo labai jauni sportininkai. Iš tikrųjų, vienas iš jų buvo netgi 15 metų tik amžiaus. Šiuose varžybose? Jauniausias dalyvis per visą galiūnų sporto istoriją. Čia tai bent. Ir kaip jiems sekėsi? Sekėsi neblogai, matėme. Kai kuriuose rungtyse jisai neblogai pasirodė, bet aišku, varžytis ir patekti 12 trūko. Bet manau, kad tais metais jisai sugrįž sutvirtėjęs ir sustiprėjęs. O vienas Ukrainos sportininkas, kuris taip pat yra jaunas ir jis varžosi jaunimo grupėje. Aleksej Novikov. Kartu su Kęstučiu Daugėla, nes kartu bus apdovanojama ir iki 105 kg Europos čempionatų nugalėtojai ir jaunimo. Taigi Kęstutis Daugėla turi puikius šansus užimti 3 vietą, ką jis ir padarė iš tikrųjų, nes buvo skaičiuojama po 3 rungčių. Kęstutis Daugėla laimėjo 3 vietą Europos jaunimo čempionate. Tai čia dar ir šiuose varžybose dar net keli frontai yra apdovanojami. Aišku, pagrindinis yra ta absoliuti kategorija, bet sportininkai taip pat, kurie yra labai jauni ir lengvesnio svorį, taip pat turėjo galimybę varžytis. Na, čia iš tikrųjų neįtikėtina, kad toks jaunas, dar priminkit, kiek metų? 15 metų. 15 metais. Ir svoris koks? Svoris jo yra
90 kg galbūt. Tai gal būsimas Žydrūnas Savickas auga. Na, iš tikrųjų labai jaunas sportininkas, bet susidorojo su kai kuriomis naščius nešė tikrai pakankamai sunkiai, bet padangą visai neblogai vertė. Taip, o dabar jau iš tikrųjų, kad ir kaip įdomu šnekėtis apie kiekvieną dalyvį, pasižiūrėkime, kokia kova čia vyksta, jau net pagal veido išraiškas jaučiasi, kad su 155 kilogramais, kas susidoroja ir patenka į kitas varžybas, čia jau labai rimta atranka vyksta. Taip, šaunuolis Aivar Šmaukštelis, švedas irgi įveikė. Aivar Šmaukštelis, 155 kg pakluso, vėliau, kiek mes čia kelsim, 160. Čekas šioje rungtyje atrodo labai rimtai. Įri Vytiska, po 3 rungčių jisai turėjo 65 taškus. Na, 160, ar paklus? Nepakluso. Va čia dabar ir prasideda tikroji kova dėl aukščiausių vietų šiose varžybose. Čekas pasitraukė iš šių varžybų, taip? Paskutinėje rungtyje. Tai parodė puikų rezultatą, bet 160 jam nepakluso. Markus Manik, jisai po 5 rungčių turėjo 102 taškus, pateko į ketvertuką. Štai tas vienas iš lyderių iš ketvertuko. Vienas bandymas, antras, trečias, o ketvirtam jau ir jėgų ko gero neužteko. 160 nepakluso Markusui Manikui. Na ką jis čia blogai darė? Tarsi viską ir gerai. Na, iš tikrųjų... Kokią klaidą įvardintumėte? Ar jau čia nuovargis? Klaidos nėra, vis tik tai yra paskutinė rungtis. Ir rasto kelimas maksimaliam svoriui yra paprastai daroma pirma arba antra rungtis. O čia šiek tiek buvo kitoks formatas, varžybų buvo paskutinė rungtis. Ir tai tikrai buvo pakankamai sudėtingas sportininkams. Daug jėgų nėra likę, tai rezultatai tikrai pakankamai aukšti, lyginant su tuo, kad tai yra paskutinė rungtis ir jėgų yra tik likučiai. O čia jau buvo įdomu, Aivaras Šmaukštelis neįveikė šio rezultato, tad mes dabar žiūrime, kas įveikė 155 kg. Taip, ketvertukas tas pats. Ir žiūrėsime į rezultatus prieš tai buvusių rungčių. Čia daugmaž visi pasirodė lygiai rasto kelime ir... Susumavus visus rezultatus, šių varžybų nugalėtojų tampa latvis Aivar Šmaukštelis. Jis surinko 114,5 taško. Pirmąją, ketvirtąją vietomis jis dalinosi su kitais galiūnais paskutinėje rungtyje. Antras švedas, atsilikęs 2 taškais. Markus Manikas trečias. Markus Manik tiek pat taškų surinko, 112,5 kaip ir švedas, bet Manikas visgi trečias. Tai priminkite tą taisyklę, pagal kurią... Pagal aukštesnės vietas, reiškiasi... Įvairių rungčių, taip? Kad švedas turėjo aukštesnės vietas užėmęs. Na ką, švedas savo pasirodymu netgi labai patenkintas. Vertėjo tiek daug švedų atkeliauti tokiai gvardijai į Lietuvą? Na, tikrai, manau, kad jie padėjo kiti sportininkai iškovoti jam tą vietą. Taip, sveikiname dar kartą Aivar Šmaukštelis. Latvija triumfuoja. Pirmoji vieta atitenka Aivarui. Jį pamatysime Čempionų lygos varžybose. Su jumis taip pat, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, susitiksime viename iš Čempionų lygos etapų. Man belieka padėkoti Žydrūnui Savickui už tikrai įdomius komentarus, sportininkams už labai azartiškus pasirodymus ir jums už tai, kad žiūrėjote. Iki kitų susitikimų. Iki.